Ar yra tau tai buvę, kad, pavyzdžiui, su tavim kalba draugas, pažįstamas arba šiaip klientas, arba naujas žmogus, kuris kreipiasi į tave ir sako tokius dalykus, kad žinai, man visiškai nerūpi tavo jo sveikata ir man visiškai vienodai, kad mano seksualinis gyvenimas sutrikęs. Klausiu, o seksas su tavo žmona dažniau negu nauji metai ar ne? Ir sako, aš žinok, nepatikėsi, bet jau 3,5 metų neturiu jokių seksų ir visiškai nenoriu. Pradėjom aiškintis, kodėl. Pasirodo, stresinis darbas, daug įtampos, žmona užsikaso su savo vaikais, jisai taip sakė, su savo vaikais, nors tai yra jų vaikai. Ir man, principiai, jinai nepatraukli kaip moteris, o šiai nebepatrauklus kaip vyras. Žiūrėkit, vyrai, iki kokio lygio galima nusiristi, kada asmeninį gyvenimą nustumė į antrą planą ir iki kokio lygio galima susivaryti sveikatą, kad erekcijos nėra ir tarsi jos nebereikėtų. Ir paskui mes stebėmės, kodėl taip anksti vyrus ištinka insultai, infarktai ir kaip dažnai skamba frazė toks jaunas, o galėjo dar pagyventi. Tai ir yra vienas iš pagrindinio dalyko, dėl ko vyrai miršta. Dėl to, kad rytais nėra rytinės erekcijos, dėl to, kad nėra seksualinio gyvenimo, dėl to, kad nėra artumo su žmona. Darykim ką nors su tuo. Jeigu kyla klausimų, visą laiką gali parašyti. Bent jau prijungsiu į vyrų grupę, kur atvirai kalbame apie sveikatą.